Sveiki, šauliai. Pažiūrėsime dabar, ką kortos patarė jum nuveikti per birželio mėnesį. Taip. Pirmoji korta rodo pagrindinę mėnesio užduotį. Ką jums dabar naudingiausia būtų padaryti. Antroji korta rodo galimą klaidą arba ko reikėtų vengti šį mėnesį. Ir trečioji korta rodo patarimą, ką geriausiai, kokią veiksmų kryptį priimti, kad kuo geriau išpildytume šio mėnesio užduotį. Na štai, toks mūsų išdėstymas ir iš jo yra matyti, kad šauliams dabar aktualiausias yra atsitraukimas nuo socialinio gyvenimo. Galbūt dabar šauliai jaučiasi tokie labai perkrauti bendravimo. Galbūt jums dabar atėjo metas apsaugoti savo asmeninę erdvę. Šarvuotis yra toksai gyvūnas, kad jisai, kai jam reikia vienatvės ir atsitraukimo, jis tiesiog susiruočia į kamuoliuką ir tas šarvas padaro tokį nepramušamą ribą, į kurią niekas negali patekti. Tai va ši korta sufleruoja šauliams padaryti lygiai tą patį. Reikėtų truputėlį uždėti ribas bendravimui su išoriniu pasauliu. Šauliai yra ir šiaip labai draugiški žmonės, pas juos namie visada būna šurmulys, draugai, kuo daugiau, to geriau. Ir gali būti, kad nuo to jie jau jaučiasi truputėlį išsekę. Tai va šita būtinybė susiriesti į kamuoliuką ir nustatyti ribas, jinai labai stipriai matosi šitame išdėstyme. Tai ką mums dabar daryti, kad apsaugoti tiek savo asmeninę erdvę, tiek savo namų erdvę, kad jinai nevirstų tokia autobusų stotimi, kur ateina kas nori, atneša jums savo problemas, išeina, ateina kiti ir jūs taip liekate vieni su visų problemomis ir niekam nerūpi, kaip jūs jaučiatės. Tai štai, dabar kokius klausimus didžiausius kelia šitas šarvuotis, tai būtų, ar aš skiriu pakankamai laiko tam, kas iš tikrųjų mane džiugina. Gal kiti laiko mane tik durų kilimėliu. Tais namais, kurie yra visada atviri, aš galiu išeiti, kada noriu ir nieko už tai neduoti mainais. Kokios priežastys verčia mane visada nusileisti ir priimti viską, kas yra siūloma. Tai va, ir verta pažvelgti į savo vidų, pažiūrėti, dėl kokios priežasties jūs visada sutinkate su tuo primetamu bendravimu, ar tai nėra baimė likti atstumtam ir dėl to jūs sutinkate su bet kuo. Šita korta šuo, jisai teigiamai pozicijoje reikštų ištikimybę, apsaugą, o čia kadangi iškrito kaip galimos klaidos arba baimės pozicijoje apverstas šuo, jisai būtų kaip simbolis, va būtent tos baimės, apie kurią mes ką tik šnekėjom. Galbūt šauliai baiminasi, kad jeigu jie nusistatys tam tikras ribas, tai jie bus kaip tas pasenęs šuo išmestas į gatvę, ta prasme, išmestas iš to socialinio rato ir tada užsidarys duris. Galbūt
kad nesugrįž tie draugai, kad visi juos atstums dėl to, kad jie paprašė laiko savo. Tai va šitą baimę mums šį mėnesį reikėtų kažkaip tai išgyvendinti ir vis tik išdrįsti savo susikurti tą tvorą ir pasakyti, ar ten draugiai kokiai atėjusiai į svečius, kad ne, šiandieną aš negaliu, nes aš turiu kitų planų. Va, o Lokio korta, jinai patarė, ką daro Lokys. Lokys atėjus laikui įlenda į savo olą. Tai va, ir šitą kortą patariu šauliams, lygiai kaip tas Lokys, atsitraukti nuo visų ir įlysti į savo olą ir pažiūrėti įdėmiai į save. O ko aš noriu, o ko mano siela nori, o ko mano širdis nori. Truputį labiau pažinti save, savo sielą, savo širdį. Pasisemti kažkokių tai naujų idėjų, naujų svajonių, sugalvoti, kur jūs norite patekti šiais metais, kur jūs norite nukeliauti, tiek dvasiškai, tiek fiziškai, ką jūs norite pasiekti, prisiminti savo svajones. Tiesiog atsitraukus nuo socialinio bendravimo, pabendrauti su savo vidumi. Ir tuomet jau išlindus iš tos olos, pažinus save truputį geriau, jau tada bus lengviau sugrįžus namo, jau nebeužsileisti savo ant galvos viso pasaulio, o tiesiog jau tada išlaikyti truputį tą kiemą. Tada jau nebebus būtina taip jau griežtai atsiriboti, bet tiesiog išlaikyti tą pusiausvyrą, kuomet aš galiu ir bendrauti su kitais, bet kai pajuntu, kad man reikia to olos laiko, vėl pasižiūrėti su savimi, tai tiesiog atrasti tą minutėlę ir pabūti vienam, pabūti su savo mintim, pasivaikščioti, gal po gamtą, ar jeigu nėra galimybės, bent jau kelias minutės atsitraukti nuo visų darbų, nuo visų bendravimų, išsijungti telefoną, išsijungti kompiuterį ir tiesiog pasiklausyti savo širdies. To ir linkiu šauliams šį mėnesį.